Taigi, Oliardai, pats esi istorikas. Kas yra vasario 16 istorikui ir kas tai yra Lietuvai, žvelgiant per istoriko prizmę? Vasario 16 aktas be abejo tai yra pats svarbiausias, ko gero, Lietuvos valstybės istorijos dokumentas. Jeigu žiūrėtume tuos laikus, tai 1918 metus, tai realios kažkokios reikšmės to meto gyvenimui šis aktas kaip ir neturėjo. Tuo metu tai jis buvo daugiau simbolinis aktas. Bet iš šių laikų valstybės perspektyvos žiūrint, tai buvo dokumentas, kuris pirmą kartą apibrėžė modernios Lietuvos valstybės sąvoką ir siekius. Tai yra kurti lietuvių valstybę, kurti demokratinę valstybę, kurti lygiateisių piliečių valstybę. Ir ta prasme, kuria tas aktas turėjo ateityje, sukuriant Lietuvos Respubliką ir tolesnei jos raidai, tai tas aktas turėjo be galo didelę reikšmę. Oliardai, pats istorikas, tačiau visas jėgas skiri Kaišiadorių krašto istorijai. Šio muziejaus archyvose turbūt itin daug informacijos apie mūsų kraštą ir apie pačios valstybės raidą ir pirmuosius žingsnius mūsų krašte. Taigi, ką galėtum papasakoti apie vasario 16 per mūsų krašto prizmę? Kaip kūrėsi valstybė, žvelgiant iš kaišiadorietiškų pozicijų? Taip atrodo, kad tai vietinis miestelis. Kaišiadoris buvo toks nedidelis miestelis, ten 1000 gyventojų, galima sakyti, parapijos centras, bet čia atsispindėjo to meto visi, ne tik vietiniai, bet ir tokie geopolitiniai kažkokie įvykiai stambus. Nes Lietuva tai bandė sukurti savo nepriklausomą valstybę tarp 3 erelių. Juk aplink mus buvo 3 gana grobuoniškos valstybės, tai yra, kurios visos turėjo savo herbuose erelį, kaip simboliškai matyti. Tai yra carinė Rusija, Vokietijos imperija ir Lenkija, kuri atsikūrė. Tai visos šitos 3 valstybės manė, kad jų visiškai savaime suprantamas interesas yra jungti visą Lietuvos teritoriją savo valstybę. Nes carinėje Rusijoje mes priklausome jau 120 metų, jau tarptautinė, tarsi prasme jau buvo visiems suprantama, kad mes esame carinės Rusijos dalis. Vokietija buvo okupavusi jau keletą metų Lietuvą ir jie tik svarstė, per kiek čia metų mus kolonizuoti ir įtraukti Vokietijos sudėtį. O 16 metais atsikūrus Lenkija, jie irgi atrodė savaime suprantama, kad Lietuva bus atsikūrusios stiprios Lenkijos valstybės irgi dalis. Tai visi šitie interesai atsispindėjo ir Kaišiadoryse, kadangi buvo Kaišiadoryse žmonių, kurie tarnavo vokiečiam, dalis grįžę iš Rusijos, iš Petrogrado, kaip Jekševičius, Vasiliauskas ir kiti, jie kūrė bolševikinį komitetą Kaišiadoryse ir siekė prisijungimo prie bolševikinės Rusijos. Ir buvo miestelio gyventojai ir dvarininkai, tai yra ir tie patys Riomeriai, ir Strumilos, kurie turėjo dvarus Kaišiadorių apylinkėse. Ir taip pat miestelio didelė dalis kalbėjo, juk tuo metu beveik visas miestelis lenkiškai, dalis kaimų kalbėjo lenkiškai. Tai visi įsivaizdavo, kad savaime suprantama, kad Lietuva bus ir Kaišiadoris prisijungs prie Lenkijos. Tai visoji toj politiniai tautų valstybių interesų mišrainėje, tai tie, kurie siekė nepriklausomos Lietuvos valstybės ir tikėjo, kad tokie gali būti, tai nebuvo tikrai dauguma. Ir čia galima būtų labai daug kalbėti apie tai. Kas pirmiausia, realų žingsniai prasidėjo tik tai 1918 metų rudenį, kada Vokietija kapituliavo. Ir tik tada, juk net apie patį aktą nepriklausomybės vasario, tai žmonės sužinojo tik tai pavasariop. Jie susirinkdavo kažkur aikštėse, bažnyčiose ir sužinojo, kad nepriklausomybė paskelbta, bet realios reikšmės nebuvo. Tuomet, kada Vokietija kapituliavo, lapkričio 11 dieną, tada yra sukurta Lietuvos vyriausybė, paskelbta atsišaukimas gyventojus, kad kurtų savo savivaldą ir Kaišiadoryse tik tai lapkričio 23 dieną susikūrė Valsčiaus komitetas, kuriam vadovavo kunigas Alfonsas Varnas. Ir kunigai buvo be galo aktyvūs tuo metu veikėjai vietiniai, ir Žasliuose kunigas buvo iniciatorius, ir Kruonė taip pat, Vaitiekūnas. Ir tie vietiniai komitetai, jie ir sukūrė savivaldą, sukūrė Valsčiaus komitetą, tada Valsčiaus komitetai susirinko ir sukūrė apskrities komitetą ir taip savivalda tuo metu kūrėsi nuo pačios, nes tuo metu žmonės išgyveno tokį savotišką pakilimą, nes ne tik valstybę kūrė, bet pirmą kartą dalyvavo ir vyrai, ir moteris, ir turintis turto, ir neturtingi, įvairių sluoksnių, įvairių tautybių, pirmą kartą dalyvavo rinkimuose, rinkdavo iki tiek
tie rinkimai buvo įsigalėję, tas procesas, kad rinkdavo ne tik tai seniūną, viršaitę, apskrities viršininkus, bet rinkdavo netgi raštininkus, karininkus ir panašiai, milicininkus. Tai tuo metu reikia tik įsivaizduoti, kiek permainų žmonių laukia, kiek daugybė permainų. Na, o nekalbant jau apie tai, kad tas susikūrusi valstybė, steigiamasis Seimas numatė daugybę reformų. Pavyzdžiui, žemės reformą, iš vietinių dvarininkų, riumerių, strumilų ir kitų, kurie siekia įkurti lenkišką valstybę, buvo nacionalizuota didelė žemės dalis, palikta 80 hektarų. Ir ta žemė buvo išdalinta pirmiausia savanoriam ir po to tiem, kurie neturi žemės, leisti įsigyti lengvatiniam sąlygom. Susikūrė toksai kaip vidurinis sluoksnis lietuvių. Ir ta lietuvių kalba, įkurta Kaišiadoryse vidurinė mokykla, mokiniai išmokyti Kaišiadoryse kalbėti lietuviškai mokykloje, grįžta namo, išmoko tėvus kalbėti lietuviškai, savo senelius. Na ir tų demokratinių, tokių modernios valstybės permainų buvo, be galo daug. Sunku, ko gero, būtų ir suminėti. Aš manau, kad reikėtų tiesiog daugiau galbūt įeiti į Kaišiadorių enciklopediją paskaityti arba atskirose knygose yra, o kadangi čia yra daugiau minima kaip šventinė diena, tai aš manau, kad mes kiekvienas savo turėtume visada pagalvoti ir iškelti klausimą, kodėl tuo metu, 18 metais, žmonės bandė įkurti tą nepriklausomą atskirą valstybę, Lietuvos valstybę. Tai be abejo, jeigu mes bandysime šiandien atsakyti tą klausimą, tai tuomet ir suprasime, kodėl tokią valstybę yra verta turėti ir kodėl švęsti verta vasario 16 dieną.